Sveiki! Šios dienos tinklalaidės tema yra "O kas jei jie išeitų?" Ir kalbėsime mes apie kritinės pareigybės ir pamainumo planavimą. Aš esu Irida Zavackė, įmonės Adels vadovė ir konsultantė, ir su manim šiandien dvi viešnios, su kuriomis aptarsime temą apie dalykus, kurie atrodo savaime suprantami ir tampa ypatingai svarbus tada, kada mes jų netenkam. Būtent apie mūsų darbuotojus. Taigi, turim dvi viešnias, Žydrūnę ir Aidą. Prisistatykit. Sveiki, aš esu Žydrūnė, esu organizacijos vystymo partnerė ir šiandien atstovauju organizaciją Amber Grid. Šiek tiek norėčiau papasakoti daugiau apie mūsų organizaciją, nes manau, tai bus aktualu kalbantis toliau, bendraujant apie pamainą. Ir taip kaip mes su tuo dirbame, tai Amber Grid yra EPSOG įmonių grupės bendrovė. Jeigu taip labai paprastai, organizacija yra atsakinga už gamtinių dujų transportavimą Lietuvos teritorijoje. Mūsų valdomas turtas tai yra beveik virš 2000 km ilgio dujotiekis, tai yra įvairūs inžineriniai statiniai po žeme ir ant žemės paviršiaus, tai yra įvairios skirstymo stotys, kompresorinės stotys ir taip toliau ir panašiai. Ir iš esmės mūsų organizacijos tikslas savo turtu pasirūpinti taip, kad gamtinių dujų perdavimas nesustotų. Jisai būtų užtikrinamas nuolatos ir nebūtų to sustojimo taško. Ką dar svarbu paminėti, kad šiek tiek pasižiūrint į ateitį, mūsų veikla, į strategiją ir ateitį mūsų veikla iš tiesų skyla į dvi dalis. Tai viena dalis yra susijusi apie tai, ką aš minėjau, infrastruktūros palaikymu, tai ką turime dabar, pasirūpinimo esamų turtu. O žiūrint jau į ateitį, tai yra visiškai energetikos transformacija, tai yra žaliojo vandenilio tinklas, tai yra CO2 tinklas Lietuvoje. Ir mūsų organizacija tuo turės pasirūpinti ir tą užtikrinti. Tai gal šiek tiek dar apie darbuotojus, nes mes kalbėsime apie pareigybės. Tai mūsų organizacija yra mišri, įvairios pozicijos, vadovai, specialistai, darbininkai. Ir darbai irgi lygiai taip pat labai vairūs, pradedant nuo pagrindinės veiklos iki back office darbuotojų. Tai kolektyvas yra mišrus ir toliau kalbantis apie pamainą, aš manau, bus tas įdomu toliau dar išgirsti daugiau. Aš esu UAB REMAS personalo vadovė. Organizacija, kuriai atstovauju, yra gamybinė įmonė. Mūsų organizacija priklauso koncerno Achemos grupė. Pagrindinė veiklos sritis sunkiojoje pramonėje. Mūsų teikiamos paslaugos apima ir gamybą, ir metalo apdirbimą. Lygiai taip pat mes teikiame pramonės įrenginių aptarnavimo, remonto, montavimo paslaugas, elektros įrenginių remonto, montavimo, aptarnavimo, taip pat projektavimo, techninės priežiūros ir kitas paslaugas. Didžioji dalis mūsų darbuotojų yra inžinerinių profesijų atstovai, techninių profesijų atstovai. Esame didelė įmonė, šiuo metu dirba daugiau negu 500 darbuotojų. Okay. Tai žodžiu, turim dvi pakankamai didelės technologinės įmonės, kurios vykdo tikrai sudėtingus projektus ir žmonės, kaip minėjot, labai plačios kvalifikacijos yra nuo darbininkų iki aukščiausios kvalifikacijos ir specialistų ir vadovų. Ir atrodo taip ir intuityviai aišku, kad pareigybės organizacijose yra svarbesnės ir jau ypatingos svarbos. Intuityviai aišku, o praktiškai kaip pačios apsibrėžėt, kas yra tos kritinės pareigybės, svarbios pareigybės, apie ką apskritai, kaip savais žodžiais, apie ką mes šiandien kalbam? Taip, jūs labai teisingai paminėjot, kad organizacijose pareigybės jos turi nevienodą svorį. Vienos yra nors ir labai svarbios, bet jos atlieka aptarnaujančią, palaikančią funkciją, o kitos tuo tarpu visai kito svorio, kurios labai įtakoja įmonės veiklos rezultatą. Dažnai tose pozicijose darbuotojai turi specifinius gebėjimus, unikalius gebėjimus ir tokius darbuotojus mes vadiname raktiniais darbuotojais. Tai kai pas mus organizacijai kritiniai darbuotojai yra apibrėžti taip, kuomet įmonės raktinė pareigybė, jei nėra užtikrinta pamaina, mes skaitome, kad pareigybė yra kritinė.
Reiškia, kritiškumas yra per tai, kad neturim plano B, o kas bus, jeigu tas žmogus išeis. Taip, galima taip pasakyti. Teisingai. Aš gal dar papildyčiau šiek tiek, kokia yra mūsų organizacijoje praktika, nes mes turime ir tą kritinės pareigybės savoką ir, sakyčiau, dar ir kritinės kompetencijos savoką, tokia kaip ir gana dar nauja, šviežia. Tai kalbant apie kritinės pareigybės savoką, tai iš tiesų labai pritarčiau kolegė Idai, ką ir jinai ir minėjo, kad pagrindinis tas kritiškumas ateina iš pareigybės susietumo su strategija, iš pareigybės susietumo su pagrindinė veikla, iš pareigybės susietumo su labai tokių svarbių, tokių raktinių, sakyčiau, taip, užduočių atlikimu. Ir labai dažnai tokiose pareigybės yra ilgas paruošimas, yra labai sunku surasti, greitai pakeisti taip, kaip norisi, ar ne. Ir iš esmės tai yra labai ilgas ir didelis darbas, kad paruošti darbuotojus dirbti tokiose pareigybėse. Ir jeigu kalbant dar šiek tiek apie kritinės kompetencijas, tai kritinės kompetencijos yra labai panašu kaip pareigybės, tik čia mes einam šiek tiek siauriau. Kalbame ne apie visą pareigybę, bet jau kalbam apie konkrečias tos pareigybės kompetencijas. Ok, tai kad jau išsiaiškinom, kas yra tos kritinės pareigybės, tai man labai įdomu pasikalbėti truputėlį apie priešistorę, kaip apskritai atėjot prie šitos temos, nes su Ambergridu mes dirbam jau nuo 2018 metų. Draugaujam ilgai. Iremas prisijungė praeisiais metais į tokį projektą. Kokia jūsų istorija? Kas paskatino apskritai domėtis ir inicijuoti tą kritinių pareigybių vertinimą? Galbūt nuo tų, kas seniau jau pradėjo. Kas ilgiau jau dirba. Dabar galvoju, kad prisiminti pačią pradžią. Apie pamainumo temą grupėje, dabar sakysiu ne įmonėje, nes grupėje buvo pradėta kalbėti maždaug 2018 metais. Ir pats projektas jau taip sustartavo stipriau, sakyčiau, 2019 metais. Kaip tas gimė ir kaip to buvo pati pradžia, jeigu žiūrint iš įmonių grupės perspektyvos, tai 18 metai buvo tie metai, kada per grupę buvo bandoma suvienodinti ir siekiama suvienodinti kuo daugiau politikų, tvarkų, procesų, įvairių įrankių. Ir pamainos tema iš tiesų atsidūrė čia, tarp tų svarbiausių. Ir čia, ką aš minėjau pradžioje, kad mūsų organizacija yra strateginis objektas ir kad nuolatos turi būti užtikrintas tas veiklos tęstinumas, tai būtent pamainos tema ir pamainos įrankis buvo ta tikrai pagrindinė tema, kaip mes galėtume to pasiekti. Tai 18-19 metais prasidėjo tas toksai pati pradžia. Ir aš sakyčiau, tos temos pradžia yra ne tik tai kaip temos pradžia, bet ir to patikimo partnerio paieškos pradžia. Tai čia mes su Adels pradėjom draugauti. Tai čia mūsų ir draugystės pradžia ir temos pradžia. 18-19 metai. Nes aš šitą temą pradėjau domėtis 2015 metais, labai gerai žinau, nes dariau projektą su valstybės tarnybos departamento. Ir mažai kas galėjo pagalvoti, kad būtent ten buvo tik tai viena projekto dalis, bet kad būtent tas pamainumo planavimas, kritinių pareigybių vertinimas, kad išvirs į tokius pakankamai įdomius ir plačius konsultacinius projektus. Kaip Iremas atrado mus ir šitą temą pirmiausia. Tai šita tema, ji labai panašiai kaip ir kolegės atveju, ji buvo pradėta gvildenti grupės mastu. Mes buvome viena pirmųjų organizacijų, kurie šį procesą įsidegė. Turbūt pagrindinė priežastis, kodėl mes pradėjom apie tai galvoti, tai buvo siekis visgi suvaldyti tą riziką kylančią dėl darbuotojų netekimo, išėjimo. Mes puikiai supratome, kad darbuotojai neamžini organizacijose, kad vieną dieną jie gali tiesiog išeiti, o planuodami savo ateitį, norėdami užtikrinti stabilumą veiklos, mes privalome apie tai galvoti. Iš tikrųjų, pastebėjus esu, kad labai dažnai ta kritinių pareigybių įsivertinimo ir pamainos planavimo tema, kai jinai pajuda, tai pajuda dėl to, kad būna užsakymas iš aukščiausio lygio vadovų, iš esmės iš valdybos, nes tai yra, ko gero, tas rizikos suvaldymo dalis. Tai aš pasakyčiau, kad tai susiję ir
visų pirma, tai kad iš įmonių grupės ar ne ateina kaip įrankis, tai ką tai rodo? Tai rodo didelį tam skiriamą dėmesį ir kad tai mums visiems yra svarbu. Svarbu ne kiekvienai įmoniai kaip vienai įmoniai, bet kiekvienai organizacijai esančiai grupėje. Ir mes, kad mes tai norime stebėti netgi ne tik per įmonę, bet per visą įmonių grupę. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas tai nuolatinė atskaitomybė, aš netgi tai pasakyčiau, bet čia gerąja prasme, nes mes kiekvienais metais stebime, atnaujiname ir kiekvienais metais iš tiesų valdybai pristatome, tai kur mes esame, kaip mums sekasi toje temoje, kokie mūsų rezultatai padaryti per metus ir ką mes planuojame daryti toliau. O labai įdomu, o kaip reagavo vadovai, vadovų komandos, platesnė darbuotojų grupės, kaip inicijavot šitos procesus? Pas mus tai visai naujas įrankis, niekam nepažintas, negirdėtas ir nematytas. Tai jis natūraliai kėlė daug klausimų, tokių klausimų kaip gerai įrankis, o kas iš to, kaip čia bus, kaip tai visa veiks. Bet turbūt, kad buvom gerai pasiruošę komunikuoti, mes labai pristatėm šito įrankio diegimą organizacijoje, daug komunikavom su vadovų komandomis ir galutiniam rezultate tiek įrankis buvo sutiktas gana palankiai ir tikrai sulaukėme teigiamą grįžtamą ryšio. Aš dabar galvoju, prisimenu pačią pradžią ir kaip reagavo. Dabar čia tikriausiai reikėtų kalbėti apie vadovus ir vadovo reakciją, nes jie būna tie ambasadoriai, kurie mums padeda įgalinti tam tikrus įrankius. Reagavo taip kaip į bet kokį kitą pokytį. Tai tų reakcijų būna visokių. Vėl tas HR išsigalvoja. Jo, prisigalvojo čia kažko. Ne, iš tikrųjų reakcijos buvo skirtingos. Buvo vadovų, kurie kitose įmonėse turėjo panašios patirties, tai jie sakė, o labai gerai, mes jau taip darė ir dar papasakojo, kaip ir mums reikėtų daryti ir kaip čia diegti ir kas veikia ir kas neveikia, tai jie tokie tampa tikrai tais partneriais įgyvendinant pokytį ir adaptuojant įrankį. Buvo vadovų, kurie, taip sakyčiau, žinot, yra dalis vadovų, kurie tą daro iš tokio vidinio pajautimo. Ir jisai neturėjo iki tol pamainos įrankio kaip tokio, bet jisai žinodavo, kad yra darbas, kurį, sako, man neužtenka, kad šitą darbą darytų vienas darbuotojas, man reikia būtinai, kad 3 ar 4 mokėtų šitą darbą daryti. Kas iš esmės yra šiek tiek apie tai ir jau paliečia pačią temą, tai čia iš tos tokios vidinės pajautos darimas. Ir tai buvo tikrai dalis vadovo, ką minėjo ir Aida, tai kam čia to reikia, apie ką čia yra, ar čia dar tik tai tas vienas toks papildomas, ar ne, įrankis ir galbūt viskas bus dar sudėtingiau negu buvo iki šiol, bet aš sakyčiau, kad nuo to pirmo taško iki to, kol mes esam jau dabar šiandien, tas pokytis yra įvykęs ir tas požiūris yra stipriai pasikeitęs. Tai vat. O nepaminėjai, tai man atrodo, dar kartais susidurėm ir su baime, o kas bus, jeigu aš paruošiu pamainą ir manęs nebereikės? Gali būti ir tokių variantų, jo, ir baimių gali kilti. Kitiem toks labai įdomus momentas, kai mes susitikom su Irida, jinai pristatinėdama šitą procesą pasakojo mum, kad buvo netgi ir pasididžiavimo atveju, kai vadovai didžiuodavosi, kad turi tų kritinių pareigybių, tai kas buvo keista, mes irgi turėjom tokių atvejų, kai atrodė, aš esu toks reikšmingas, kad turiu šitų pozicijų, bet buvo ir baimių, kas bus toliau, kaip visą tai atrodys. Taip. Čia gal dar papildant šiek tiek ir baimių, bet ir kartais tų tokių, kai tu turi įrankį ir reikia tau žmonės šiek tiek pareitinguoti, nes ne žmonės pareigybės, bet vis tiek ten yra žmonės. Tai kažkaip gal pradžioj būna tas toksai, kad kiekvienam vadovui visi jo padalinio žmonės yra svarbus. Ir čia taip natūraliai, ar ne? Taip. Ir atneša įrankį, reikia čia juos šiek tiek padėlioti, kad vieni gal šiek tiek jų pareigos arba darbai mažiau svarbus. Žiūrint į tą pagrindinę ir back-office veiklą, ir kur tas yra iš tikrųjų tęstinumas ir veiklos vertė, tai čia irgi dar pridedant prie tų tokių baimių, nesmagumo gal netgi šiokio tokio, tai buvo irgi tokių. Man atrodo, kad čia pradžiai visada reikia išsigryninti apie tai, kas yra tos kritinės pareigybės ir kas yra ok ir ne ok, kiek jų reikia turėti. Nes vienas yra, kai norisi, kad visi pas mus kritiniai. Jo, mano visi darbuotojai yra kritiniai. Visi kritiniai, visi nepakeičiami. Nes natūralu, kad jam visi rūpi ir visi svarbus. Tai svarbiausia. O dar nežinia, o jeigu tai bus susijęs su etato mažinimu, o jeigu dar bus susijęs su algom. Jo,
Jo. Tai vat daug tokių tų baimių nuostatų, su kuriuom tenka iš tikrųjų dirbti. Ir mes jau šiek tiek pereinam prie paties proceso, jau ir čia paminėjot įrankis, procesas, tai gal trupučiuką tada vat, norėčiau vėlgi jūsų lūpomis išgirsti vat, apie tą eigą. Jeigu sakom, kad vat, inicijuojam pareigybių vertinimo ir pamainos ruošimo procesą, tai vat, truputėlį kelią, kokį ėjot, nuo ko pradėjot ir kokius žingsnius darėt. Mūsų kelias prasidėjo taip įdomiai ir aš jį gal netgi norėčiau pristatyti iš dviejų tokių perspektyvų, kuri ta mūsų pradžia buvo. Nes viena pradžia, kai gimė organizacijoje grupės įmonių mastu ta mintis įdiegti šį procesą. Tai mes susibūrėme projektų grupę iš kitų nuostabių, kartu su kitom nuostabiom mūsų kolegiam iš kitų grupės įmonių ir mūsų pradžia buvo išsiaiškinti tą procesą, pačioms suprasti, apie ką jisai yra, nuo ko pradėti, ieškoti daug informacijos reikėjo, ieškoti pavyzdžių praktinių ir galų gale kreiptis į išorės konsultantus pagalbos. Na, o pradžia organizacijų, iš organizacijos perspektyvos, tai pirmiausia tai buvo komunikacija, kai mes pristatėme vadovų komandoms, kad toks procesas organizacijoje bus diegiamas. Pradžia ir tas kelias, ar ne? Aš gal tokius 2 etapus atskirčiau. Pirmasis etapas, kai mes kalbėjom apie kritinės pareigybės ir mes su kolegė tuo metu buvome dviese, atstovaujančias tokią HR softinę ar ne dalį. Buvo iššūkių ir nemažai iššūkių, nors mes turėjome jau įrankį, jau turėjome įdirbį su Airdanu, su įrankiu, su komunikacija, jau mum viskas aišku, kaip čia viskas turi būti. Ir tada atiduodam vadovam, o jiem pasirodo nėra viskas taip 100% aišku, arba jie nėra taip, kad viską taip lygiai supranta, kaip mes suprantam. Tai turėjom tikrai atskirus individualius susitikimus su vadovais. Tas buvo imlu tikrai laiku ir nemažas iššūkis pasikalbėti su kiekvienu vadovu, bet pamatėm, kad vadovai labai skirtingi. Ir ką kolegė irgi minėjo, kad yra pagrindinės veiklos ar ne vadovai, kur tų kritinių pareigybių yra kur kas daugiau ir ten reikia šiek tiek kitaip pasižiūrėti ir išsigryninti. Yra back office veiklos vadovai, kur ta tema dar kažkaip kitaip atsiskleidžia. Gal dar paminėsiu, kad prie šios temos, kai mes pradėjom dirbti su kritinėmis, aš turėjau šiek tiek patirties kitose anksčiau organizacijose, aš sakau, reikia man būtinai pajudinti ir vadovų pamainą. Nes jeigu vadovas nedirbs su tuo įrankiu, tai kaip ten bus? Čia sugrįžta kartą per metus pasižiūri. Tai dar tuo pačiu palietėm ir vadovų pamainą ir šiek tiek einant per vadovo pamainos planavimą, per vadovo pavyzdį, manau, kad mums tas padėjo. Pradėjo toks pralaužti tuos ledus šiek tiek ir pareiti daugiau prie tos abipusio susikalbėjimo, sąmoningumo. Antrasis etapas, nes kaip ir minėjau, pirmasis mūsų etapas buvo darbas su kritinėmis pareigybėmis, dabar nuo 24 metų mes dirbame jau su kritinėmis kompetencijos, šiek tiek gal vėliau apie tai dar daugiau papasakosiu, bet kadangi tai yra jau tęstinis procesas, buvo paprasčiau ir lengviau, nes jau žmonių savimonė yra visai kitokia, jau pažinę įrankį, tas įrankis jau keletą metų dirba ir jis jau yra šiek tiek ir į kultūrą jau netgi mūsų įsipynęs, tai jau keičiant ir koreguojant įrankį, bet išlaikant pamainumo temą jau yra kur kas paprasčiau. Tai vat, tas padeda kelias nueitas. Aš galvoju, reikia gal truputėlį dar pakomentuoti apie tą įrankį, nes tas įrankiai gali būti įvairūs ir ten, tarkim, tiek Ambergrido, tiek Achemos grupiai, tie įrankiai šiek tiek skiriasi, bet esmė, ko gero, pati ta logika, kad ką mes darom, tai apsibrėžiam, įsivertinam pareigybės, apsibrėžim, kurios yra raktinės, kurios yra palaikančios, identifikuojam kritiškiausias. Jūs jau einat prie kompetencijų, galima kalbėti apie pareigybės. Ir čia yra, kaip paprastai per seminarus sakau, kad čia yra pati pradžia. Tarsi, kritinių pareigybių sąrašas yra iš esmės kelio pradžia. Taip. Nes tikrasis veiksmas prasideda po to, kada jau dirbam su tuo sąrašu ir identifikuojam, ką reikia daryti, kokią pamainą ruošti, kokiu būdu ruošti. Ir čia praktiškai jau tada mes galim tik tai palydėti vadovus, nes po to jau darbas atiduodamas jiem į rankas. Kaip jums sekėsi šitą padaryti? Sakyčiau, visai neblogai sekėsi. Mūsų vadovai tikrai aktyviai įsitraukė. Aš nežinau, kaip jūsų organizacijoje, bet pas mus tų vadovų skaičius nebuvo toks kritiškai didelis. Tikrai buvo galima sudirbti su kiekvienu individualiai, ką mes ir darėme.
Tai kaip Airida sakė, tai sąrašo nustatymą, tiksliau ne sąrašo, sakykime, to visų organizacijos pareigybių svorio nustatymas, gal taip sakykime, įsivertinimas, tai buvo tas pirmasis žingsnis, bet vėliau tai jau prasidėjo intensyvus darbas su vadovais, kuomet jau mes kartu bendrom jėgom nustatėme kritiškumą, išsiskyrėme prioritetus pareigybių, kurios čia yra aukščiausio prioriteto, su kuriomis mes dirbsime. Ir tada, kai pradėjom jau kalbėti apie rizikos valdymo priemonės, kuomet jau mes planavome kartu su vadovais veiksmus, jų įsitraukimas šiame etape buvo labai didelis. Ir būtent vadovui buvo tie žmonės, kurie ir padėjo identifikuoti tos žmonės, kurie bus ruošiami pamainai. Aš pradžioje atsimenu, mes dirbom su tokiu dideliu ir tikrai tokiu gana sudėtingu įrankiu, nes ten labai irgi vertinimas, kiekvienas ten langelis skaičius, tas skaičius turi tam tikrą įvertį, tas įvertis nuveda irgi prie tam tikros klasifikacijos. Tai pačioj pradžioj tikrai reikia tokio didesnio įdirbio, kol tu išmoksti kaip ir su bet kokiu kitu įrankiu. Pirmą kartą pamatai ir atrodo sudėtinga, ar ne, kol supranti, čia reiškia tą, galutinis rezultatas toks, bet jis nėra toks sudėtingas, kad jo neitų perprasti ir šiek tiek, va taip kaip pasakyti, pažaidus su vadovu per pavyzdžius, tas gana lengvai jau paskui ateina, ar ne? Tai čia pradžioj su tais įverčiais, o dabar jau, kai dirbame su kompetencijomis, mes jau turime kitokį įrankį, kas labiau irgi susijęs su tam tikrų klasifikavimu, bet kai pamainos tema jau yra įsisukusi organizacijoje, paskui tas šiek tiek jau lengviau vyksta, šiek tiek lengviau suprasti, apie ką mes kalbam, tik tai kriterijai šiek tiek pasikoreguoja. Tai irgi turim tokią ir grafiką, ir tokią matricą, kuri mums padeda nueiti tam tikrus žingsnius ir pasižiūrėti, tai kokia čia visgi yra pareigybė, kompetencija šiuo atveju. Tai įrankiai skiriasi. Ir man tai šitoje vietoje gal patinka, čia Airidai gal bus tas žodis geras, kad man labai patinka Airidos atvirumas šitoje vietoje tokiam pokyčiui, net ir įrankio pakeitimui. Nes mums tikrai buvo tokių situacijų, kai dėliojom vienaip, dėliojom kitaip. Ir mums tas įrankis šitoje vietoje neduoda to atsakymo. Ir vienaip sprendžiam, ir kitaip sprendžiam. Ir aš jau skambinu ir sakau, Airida, ar gali būti taip, kad mums netinka? Ar gali būti? Airida sako, jūs pasižiūrėkit, jeigu jūs nepasiekėt to tikslo, gal reikia kažkaip kitaip, gal galima kažkokį papildomą kriterijų įsitraukti, gal reikia kažkokį papildomą vertinimą padaryti. Tai vat tas padeda, tas lankstumas ir atvirumas pokyčiui padeda, tikrai dirbant su tuo pačiu įrankiu, kad mes jau taip labai griežtai neįspraudžiam ir nesakom, kad dabar jau visą laiką tik tai bus ir niekaip nepakeis. Ačiū. Iš tikrųjų, man atrodo, aš esu iš tų žmonių, kur mėgsta pats visą laiką pakeisti ir palaužyti ir padaryti kažkaip kitaip kitą metą. Net ir mokymus, jeigu vedu, tai labai sunku laikytis programos standartinės, nes visą laiką, pabandykim kaip nors kitaip padaryti. Taip, kad tai tas labai jaučiasi, bet tas verslo prasme tas yra labai naudinga, nes tikrai nėra tokio vienintelio įrankį, kurį visi dabar paims, pritaikys ir visiems bus pats geriausias ir nekintantis, taip toliau. Tai tas lankstumas ir reakcija pagal verslo poreikį, jinai tikrai labai pagelbėja. Ir toks, geras patvirtinimas iš konsultantų, kad galbūt šiandien mes tik taip susigalvojom. Čia ne jūsų bėda. Bet gal iš tikrųjų taip gali būti. Tai jau kalbant apie tą verslo poreikį, aš noriu paantrinti apie tą įrankį pritaikytą organizacijai, tai ką mums padėjo Airida pasidaryti. Nes pirmiausia, tai atrodė, kad mes ko gero galim ir pačios tai padaryti. Pasinagrinėsim pavyzdžius, pasinagrinėsim teoriją ir sukursim įrankį. Ir taip, mes sukūrėm įrankį, su kolegiam atrinkom kriterijus ir susitikom su vadovais, pasibandyti, vertinti ir pasirodė, kad ne, kažkas ne taip, kažkas neveikia. Tai labai džiaugiuosi, kad iš tikrųjų įrankis, kurį šiandien turime, prie kurio prisidėjo kūrimo Airida, tai jisai yra labai paprastas, labai adaptuotas, netgi ne vien tik mūsų organizacijai, bet visai grupių, visoms grupės įmonėms. Jis paprastas, 5 kriterijai, vertinimo skalė ir visas darbas labai lengvai padaromas. Tai va šitoj vietoje aš pamenu, kad iš tikrųjų tai didelį iššūkį jūs man atnešėt, kaip patys atėjot su iššūkiu, nes pilotiniam projekte dalyvavo 4 koncerno įmonės ir labai skirtingos. Gamyba, krova, Viešbučiai. Ir jūs kaip save laikot?
Gamyba, Irgi gamyba. paslaugos. Žodžiu, krova, viešbutis ir gamyba. Aš tik klausau ir galvoju, kad aš sakiau, kad mums buvo sunku. Ir sakiau, kad jeigu jau padarysim įrankį, kur tiks šitom 4 pilotiniam įmonėm, tai tiks visom kitom grupės įmonėm tikrai. Tai va, bet iš tikrųjų, vėlgi darbas ko gero buvo toksai, kad tiesiog pamoderuoti ir ištrauktum tas temas, tuos dalykus, kurie bendri ir aktualūs visom įmonėm. O aš dabar dar turiu tokį klausimą visgi, o kokių patys atradimų pasidarėt? Su kokiom nusistovėjusiam nuostatom susidūrėt, kurias galbūt reikėjo pakeisti? Sunku ir pasakyti dėl tų nuostatų. Gal tiesiog, aš gal sakyčiau taip, kad tiesiog iš vadovų pusės atsirado didesnis įsitraukimas į pamainumo planavimą ir apskritai tas požiūris, kad organizacijos tas pareigybės, tas rizikas susijusios su darbuotojų netekimu, jas reikia valdyti, tai dar labiau tiesiog sustiprėjo. Aš galvoju, gal irgi dar tas toksai šiek tiek užtrunka, kol tu supranti ir atrandi, kad, vat kaip ir sakom, pasidarom jau tą galutinį, susidėliojam visus žmonės, įsivertinam, susidarom planą ir viskas taip atrodo, taip puikiai dabar pabaigėm. Ir tada išeina vienas, išeina kitas, trečias vėl kažkur karjera ir vėl viską, žinau, reikia daryti. Tai čia šiek tiek yra tas toksai momentas savo užfiksuoti, kad tas reikalauja nuolatinės peržiūros, reakcijos, reagavimo pagal pokytį netgi koks jisai bebūtų ir kad tai yra nuolatinis darbas. Tai tikrai nėra tas, kad dabar padėjom ir dabar 10 metų su šitu įrankiu taip kaip padarėm dabar ir taip ir gyvensim. Susivertinom. Turim. Tai norint, kad tai tikrai būtų gyva, norint, kad tai neštų pridėtinę vertę, ar ne? Kad kurtų pridėtinę vertę, tai tikrai, reikia skirti tam laiko, pastangos, netgi kasdienėje veikloje tam tikrai, aš manau, pokyčiai turi atsirasti, tai kas susijęs su vadovo planavimo, komandos planavimo, ar ne, su ugdymo dalimi, tai kas susijęs su rizikų, netgi tam tikrų valdymu. Tai, Gal galite pasidalinti patirtim, o kur daugiausia pastrigimų būta? Dabar aš galvoju, čia pačiam įrankio dėgiame, ar mes jau žiūrim į bendrą rezultatą? Tie pastrigimai, nes jie... Gal tada apie abi temas, jeigu išeina atskirti. Gerai. Aš galvoju, pastrigimų buvo šiokių tokių pastrigimų, kur mes matėm, kad pavyzdžiui, mes paimam įrankį ir mes sakom, ar ne, kad yra kritinė pareigybė ir turi būti ten 1, 2, 3, gali būti ir daugiau ruošiamų darbuotojų į pamainą. Kai kur mes pamatėm, kad mes taip neišspręsim. Kai kur pamatėm, kad mums reikia kažkokį turėti papildomą veiksmų planą, ar ne, kuris išeina netgi šiek tiek, jisai kaip ir įrankį papildo, bet jis šiek tiek išeina kaip ir greta ir tam reikia įdėti daugiau, kaip pasakyti, tai čia toks pastrigimas, kol tu supranti ir prie to prieini. Tada buvo tam tikrų pastrigimų, kur mes matom, kad mums tam tikras valdymo modelis arba organizacinė struktūra neleidžia užtikrinti pamainos labai taip sėkmingai ir sklandžiai. Tai čia yra tokių šiek tiek iššūkių, kur tu pamatai, kaip tas įrankis gali būti susijęs su kitais procesais ir kaip tie procesai gali ne visada tau padėti, arba tu nematai, kad jie tau ne visada padeda tą sklandžią pamainą užtikrinti. Ir aš čia kalbu ne tik tai apie kritinės pareigybės, bet aš kalbu ir padalinio lygmenyje, aš kalbu ir vadovo pamainos lygmenyje, kartais būna tokių pastrigimų. Ir tada jau reikia ieškoti tų papildomų sprendimų, ar tai sakau, kaip ir per struktūrinį pokytį, arba per padalinio veiklos organizavimo pokytį, per padalinio pareigybių peržiūrą, arba kaip tarp pareigybių kompetencijos išsiskirsto ir pasidalina, kad tas būtų nuoseklumas. Mums netgi buvo toksai pastrigimas, kur mes pamatėm, kad mes pamainos neišauginom, nes mes, sakykim, pareigybės apraše reikalavimus išsilavinimo netokius esam nusimatę ir kad mums šiek tiek pasikoregavus visai sklandus kelias pamainos atsirastų. Tai buvo tikrai. Čia labai įdomi vieta apie tai, kad struktūra ir procesai neleidžia paruošti pamainos. Ar čia susiję su organizacijos tuo išsiliekninimu, kai labai tampa lean organizacija, tada, iš esmės...
Kaip kiekvienas procesas, kai jis labai išlieknintas, jis tada truputėlį rezervo nebeturi, va, to tokio atsparumo. Gal nesakyčiau, kad tiesiogiai su procesais, aš gal sakyčiau su tuo, kad, na, žinot, organizacinė struktūra lygiai taip pat yra kiekvienam vadovui tuo metu, na, kaip jisai geriausiai gali pasiekti tikslų, tai yra įrankis, ar ne? Ir kai tu organizacinę struktūrą pasikeiti arba nori ją pakeisti, tai nu, tu nori vat, arba keisti per procesus, arba veikla, kad kitaip turi būti organizuojama ir taip toliau ir panašiai. Ir kiekvieną kartą, kai tu pasikeiti tą organizacinę struktūrą, tai vėl vyksta eksperimentas, ar ne, kol tu nueini iki naujos organizacinės struktūros. Tai čia kartais gal tas toksai pasižiūrėjimas, aš sakyčiau, ne tik tai tik per procesus, bet gal netgi per kompetencijų, per pareigybės išdalinimą, per darbų išdalinimą, tam tikrą pasiskirstymą užduotimis. Tai toksai gal net šiek tiek ir su darbo organizavimu arba pačių pareigybų struktūra netgi, kas yra susiję. Tai tas toksai visas pareigybės modeliukas, ar ne, pradedant tais reikalavimais, tada darbai, atsakomybės, sritys ir taip toliau ir panašiai, šiek tiek einant į gylį per pačią pareigybę. Jeigu jau kalbam, kartais sakom, kad pareigybė tai yra organizacijos ląstelė, bet ląstelė savo ruožtu dar turi savo ten tas organelas, tai praktiškai jau eina gilinį ląstelės turinį. Čia jau viduj vyksta tam tikri dalykai ir aš, nu, kaip tie sunkumai, aš nesakau, kad tai čia kažkiek kritiškai jau ten mums trukdė, bet nu, mes pamatėm, kad mes galim savo pasilengvinti. Ir va, čia aš sakyčiau, man čia didžiausias atrodo pasiekimas, kad vadovai tai pasakė. Žiūrėkit, sako, aš pagalvojau, kad pas mane pamaina ten va taip ir taip, aš išspręsčiau šitą klausimą. Aš manau, kad man reikia va tokį pokytį padaryti. Arba jisai atneša ant stalo ir padeda savo matymą, jisai padeda savo viziją, kas jam padėtų, na, susitvarkyti tą planą, kad jisai kritiškumo to tokio neturėtų didelio. Tai čia, aš manau, yra labai didelis pasiekimas vadovo. Tai pradedant nuo to, kai mes pradedam kalbėti apie pamainą ir kaip vadovas įgalina visą tą temą bendrai savo veikloje. Ar teisingai suprantu, kad čia kalba eina apie tai, kad vietoj to, kad paėmus pareigybę, tiesiog dubliuoti ją, ruošti pamainą, tiesiog tas pareigybės atliekamas funkcijas ir kompetencijas paskaidyti per kelis žmonės. Taip, ir aš sakyčiau, šitas mums gal ir padėjo pereiti ir kaip mes pamatėm, kad mums reikia šiek tiek šitą įrankį atsinaujinti, tais praėjusiais metais, ar ne, kaip aš sugalvojau. Mes turėjome tokią situaciją, kai išėjus darbuotojai, nes pamainos tema, kai įsigyvena ir mes, kai sakom vadovai, žiūrėkit, čia jūsų yra kasdienis darbas ir ne tik su kritinėm, ne tik su jūsų pamaina, bet su viso padaliniu, su kiekvieno darbuotojo pamaina. Ir kai pradžioje tie vadovai sakė iš pradžių, tai kam čia to reikia, tai aš dar šiek tiek anksčiau dirbau daugiau su atrankomis, man čia buvo tokia nustebimas vidinis, kai mes sėdėm atrankoje ir vadovas pradeda pasakoti kandidatui, sako, bet žinokit, pas mus viduje yra toksai dalykas kaip pamaina, jie sako pavadavimas. Ir jeigu jūs ateisit, tai neužteks, kad jūs darysite tik tai savo atsakomybės, jūs turėsite gebėti pavaduoti savo kolegą ir jisai lygiai taip pat mokysis jūsų darbų, kad galėtų pavaduoti. Tai čia tas vadovo atradimas, kad tai palengvino darbą bendrai, ar ne? Ir ta pamainumo tema, kaip mes nuo tos pareigybės, kad pereiti šiek tiek prie kompetencijos, mes vykstant pokyčiams tam tikrose pareigybėse, mes pamatėm, kad dalį pareigybės kompetencijų ir darbų gali išsidalinti kiti darbuotojai, nes jau vadovai turi įdirbį su tuo, ar jie daugiau apie tai galvoja ir tai daro, bet yra visgi tų tokių yra tų tokių raktinių, kurių neina taip paprastai išdalinti. Nes jos reikalauja tam tikrų specifinių žinių, specifinių kompetencijų, išsilavinimo, aš netgi, kaip minėjau, netgi atestacijų, patirties ir taip toliau ir panašiai. Ir tada mes pamatėm šiek tiek, kad reikia kažkaip kitaip į tą įrankį pažiūrėti, nes mes šitoj vietoj šiek tiek ta situacija mus privertė sustoti ir pagalvoti, kad reikia kažkokio pokyčio gal irgi. Aida, su kokiais jūs sunkumais susidūrėt? Dar, kaip kolegė tiek daug dalinasi, iš tikrųjų, matomai iš patirties atėjo šitas visas matymas, kol kas dar labai sudėtinga pasakyti apie tos sunkumus, nes įrankį turime vos kelis mėnesius, tai mums gal tie pagrindiniai sunkumai ir gal netgi nesunkumai, tai tokie ilgesnės diskusijos mums užtruko diegimo procese, kai mes gryninamės kriterijus, kad vienodai juos suprastume, o paskui jau veiksmų planavime, darbuotojo pamainumo planavime atrodo viskas dėliojasi sklandžiai, bet matomai, kad dar tie pirmieji žingsniai dar labai sunku pastebėti, įvertinti.
Kol kas dar sakau, stebime procesą, dinamiškas, reaguojame į pokytį, grįžtam karts nuo karto, vertinam, kaip sekasi įgyvendinti suplanuotus veiksmus, bet dar tų tokių neišlindo, Prieš neišryškėjo. akis dar. Prieš akis, jo. Bet tada žiūrint, tada per kitą, per tą tokią pozityvėją pusę, nes man atrodo, kad jūsų organizacijų, aš mačiau, kad tokių vadovai patys tarpusavį tam tikrų atradimų pasidarė, kad galima ten pareigybės pamaišyti, truputėlį pakomentuok apie Tai šitą. man buvo labai gražus momentas, kad vadovai, kurie dalyvavo įrankio mokymuose, pratybose, kaip vertinti, jie vienas kitam negailėjo patarimų iš tikrųjų ir jie, kaip sakyt, kartais buvo taip, kad vadovas nematė sprendimo savo situacijai, o vadovas iš šalies sako, žiūrėk, bet gali elgtis taip ir dar šitą galimybę turi. Tai man buvo gražu tai, kad jie labai susibendradarbiavo ir viens kitam turėjo patarimų. Man atrodo, šitoj vietoj irgi yra, jeigu kas klausosi ir praktinių patarimų ieško, tai man atrodo labai toks praktinis aspektas, už ką aš irgi agituoju, kad tas pareigybių įsivertinimas ir planavimas vyktų ne individualiai užsidarius, o vyktų grupėje. Kad vadovai kartu kalbėtųsi, bendradarbiautų, pasišnekėtų, kaip jis supranta, su kokiais sunkumais susiduria ir panašiai. Ar dabar pas jūs vyksta irgi per grupės, ar visgi dabar jau individualiai patys tvarkosi? Aš dabar galvoju, šiek tiek irgi tai, ką minėjot, kad net ir dirbant su kritinėmis pareigybėmis mes turėjome tokių situacijų, kai vadovai galbūt ne tik, kad kartu sprendžia, bet kaip čia pavadint, vienas kitam gali ir paskolinti darbuotoją, kai jau ten yra labai bloga ta kritinė situacija. Nes yra tam tikrų kompetencijų, kurios atsikartoja per padalinius, tik žmogus nebūtinai visiškai, yra pasinėręs į tą ir ilgalaikėje perspektyvoje tikriausiai ir negalėtų užtikrinti tos veiklos, bet tam pereinamame etape jisai puikiai tą galėtų padaryti. Tai man tas toksai, kaip pasakyti, bendras žiūrėjimas ir tą, ką Aida minėjo, įsitraukimas toksai ar ne vadovo ir vienas kitam pagalba, man tai čia, sakyčiau, rodo labai aukštą įsitraukimą, kad tai yra mūsų visų tema, kad tai nėra tik tai vieno ten to padalinio tema, pas mus nėra kritinių, tai mes taip sėdėm ir laukiam, toliau gyvenam gerai. Tai man tas patinka ir pas mus irgi tikrai yra tokių pavyzdžių, kur vadovai šiek tiek, pasižiūri plačiau, lanksčiau. Aš manau, kad organizacija taip ir turėtų funkcionuoti. Taip, ir tas toksai, kaip sakant, tų pasiūlymų, sprendimų trumpuoju laikotarpiu, tai vieni kitiems tikrai turėjo sočiai. Turėjo. Tai rezultatas. Jūs kelis mėnesius dar tik tai gyvenot su šita pamainos ruošimo tema. 4, taip, tvirtai, drūtai, 4 mėnesius gyvenau. Kas pasikeitė? Kas pasikeitė? Kaip ir sakiau, dar man sunku įvardinti, kas pasikeitė. Aišku, tas turbūt labiausiai, kas pasikeitė ar išryškėjo, tai kad mes sau labai aiškiai įsivardinom tas silpnasias vietas ir dabar galim su tuo dirbti. Gal tas toksai labiausias tas pokytis, kad mes nukreipiam savo dėmesį tiesiogiai į darbą su kritiniam pareigybėm, su raktiniam pareigybėm ir kad mes planuodami pamainumą ne tiesiog jį suplanuojame, paruošiam, tarkim, atitinkamo laikotarpio pradžioje pamainos planą ir užsidedam savo varnelę. Mes labai rimtai žiūrime tai, mes siejame ne tik su pamainos užtikrinimu, bet ir su darbuotojų ugdymu pasižiūrim dar, kad pajėgumus užtikrint pakankamus tose pozicijose. Toksai tas tvirtas, aiškus žvilgsnis į svarbius, silpnesnes vietas, į tas rizikas, kurios jos kyla. O pastebėjot pokytį vadovų požiūrėje į talentų auginimą? Šitoj vietoj tikrai taip. Jie, kaip minėjau, jie tikrai labai įsitraukė ir jie vadovai, sakykime, tokia tarsi prisėmė savo atsakomybę ugdyti pamainą. Nes tikrai būna taip organizacijoje ir pas mus tai buvo, kad
personalo darbas paruošti, personalo darbas išugdyti ir daug kas yra personalo darbas, bet šitoj vietoj vadovo įsitraukimas tikrai buvo didelis. Aš manau, kad mes pasidalinom atsakomybę. Tikrai pasidalinom. Aš čia taip pajuokausiu, mes turim vieną vadovą, kuris sako, HR, it's my title, but it's your job. Tai sugrįžtant prie vadovų darbo. Ir gal pratęsiant dar ne apie tą pokytį. Aš galvoju, dabar taip žiūriu iš dabartiniam tom akim, nes tuo metu, kai dirbi daug procese, įrankis diegi, toks ratelis, ar ne, kuriam tu bėgi. Ir dabar, kai žiūriu taip atgal ir galvoju, pirmas tas pokytis tikriausiai žiūrint nuo tada, kai mes nieko neturėjom, ar ne, ir kaip mes turim dabar, tai visų pirma tas susitarimas per įmonių grupę, per valdybą ir taip toliau, kad mums tas yra svarbu ir tas yra gyva. Mes prie to sugrįžtam ir tą persižiūrim kiekvienais metais. Aš manau, čia yra didelis pokytis nuo to, kad kur tu nieko neturi, iki to, kad tampa viena, sakyčiau, tų tokių svarbių temų, su kuria mes turime dirbti, kurie atsiduria pas mus netgi ir rizikų plane, ar ne, pasižiūrint ir valdant. Žiūrint, tai čia iš organizacijos, ar ne, šiek tiek valdymo pusės, žiūrint iš organizacijos vadovo darbo pusės, iš organizacijos kultūros, aš sakyčiau, kad tai yra tam tikras kultūrinis pokytis, kaip vadovas planuoja ir planuoja, turi tą planą B iš esmės ir tas planavimas pradžioje yra kritinių pareigybių lygmenyje arba savo pamainos. Mes gal dar paminėsiu, kad mes vadovų pamainą labiau vadiname per pavadavimą, ar ne, tas toksai kaip neformaliai kaip pavaduotojas, bet iš esmės irgi, kad vadovas augina žmogų, kuris galėtų padengti tam tikras užduotis, atlikti tam tikrus darbus. Tai per kritinės, per vadovo pamainą. Bet tas paskui, jeigu vadovas rimtai į tą pasižiūri, tas persiduoda ir bendrai dirbant padalinio visoje toje apimtyje, ar ne? Nes tas padeda vadovui turint pareigybės, turint kompetencijas, planuoti jau ne tik tai dirbti ir planuoti ne tik tai, kas yra šiandien, bet šiek tiek pasižiūrėti į ateitį, šiek tiek pasižiūrėti per rizikų valdymą. Tai aš manau, čia yra nemažas kultūrinis pokytis ir dar plus, kaip tai atsiliepia kituose, su ugdymu tai, kas yra susiję, ar ne, kad jeigu mes susidėliojam veiksmus, tai jie turi kažkaip atsigulti ugdymo plane, ne tik tai, kad ten kažkur gyventi atskirą gyvenimą. Tai tas taip kažkaip, sakyčiau, įsilieja į visus organizacijos tokius procesus, tai kas yra susijęs su žmonių valdysena, planavimu. Ok, tai tikėtina mūsų klausosi žmonės, kurie dar tik tai svarsto, ar iš vis mums reikalingas toksai procesas. Nes man atrodo, kad tikrai yra nemaža dalis organizacijų, kuriuose gal ir nėra tų kritinių pareigybių ir nereikia sukti dėl to daug galvos. Ar nesutiksit su manim? Ar kiekvienoj organizacijai yra kritinės? Nebūtinai matomai. Gali būti visaip. Priklauso, daug kas priklauso. Aišku, jeigu galbūt kažkokia nedidelė organizacija, galbūt kokios pozicijos, kurios yra lengvai pakeičiamos, kurios nėra sunku rasti ar nėra sunku išugdyti. Nežinau, ar būtų tinkamas, bet galbūt kokių kasininkų pavyzdys, kokia parduotuvė. Greitai gali susirasti tą pamainą, apmokinti per kokius mėnesį ar 2 ir tu tikrai greitai įsiugdysi tą pamainą, tą savo darbuotoją ir tą pamainumą trumpuoju laikotarpiu tikrai gali sukeisti kitais galbūt darbuotojais. Gal labiau tai aktualu tom organizacijom, kurios tikrai turi tokių darbuotojų, kuriems ypatingai reikalingos unikalios kompetencijos, specifinės tokios kompetencijos, kažkokios know-how žinojimas, tai gal šitom labiau aktualu. Vienom gali būti mažiau aktualu, kitom gali būti labiau aktualu. Aš galvoju, kad gali tai šiek tiek būti susiję, mūsų organizacijos konkrečiai atveju čia labiau su strateginė veikla ir galbūt su organizacijomis, kur yra tam tikri procesai, kurie iš esmės jie negali sustoti, ar ne? Aš dabar galvoju apie mūsų dujų transportavimą, kad ir kas benutiks, mūsų organizacija turi būti pasiruošusi užtikrinti, kad tos kliūtys mūsų nesustabdytų ir procesas vis tiek veiktų ir vamzdynų vis tiek dujos tekėtų.
Tai žiūrint į organizacijas, kur tikrai reikalingas strateginis pasižiūrėjimas, kur reikalingas tas veiklos tęstinumas ir jis tikrai labai konkrečiai susijęs ar ne su organizacijos, nežinau, strategija, pagrindinė veikla, tai aš čia sakyčiau toksai must, ne tai, kad ar reikėtų ar nereikėtų, bet aš sakyčiau, kad įrankis yra toksai, žinot, kaip ir bet kuris kitas įrankis, tai yra tam tikras termometras tau pasimatuoti ir pasižiūrėti, ar tikrai taip yra. Nes kartais gali būti, kad tau atrodyt, kad nėra. Bet atsitinka tam tikri pokyčiai ir būna, kad vadovai organizacijos kitose, aš esu girdėjęs dalinasi pavyzdžiais, kur sako, man atrodo, kad čia nieko tokio, ateina, išeina darbuotojai, bet paskui išeina 1, 2, 3, 4 ir mes žiūrim, kad nebėra, kas pagrindinę veiklą daro. Tai šiek tiek pasimatuoti, šiek tiek pasižiūrėti ir jo labiau, jeigu mes kalbėjom apie tai, kad tai yra kintantis dalykas. Taip, yra veiklų per organizaciją, yra darbų, kurie, nuolatos yra. Bet jeigu mes pasižiūrėtume į metinius tikslus, į strateginius tikslus, visgi gali būti tokių pareigybių, kurios šiais metais įkrenta, ar ne, į kritiškumas yra. Po poros metų mes matysime, kad kitame kritiškumo nėra, nes nei organizacijos strategija, bet, sakykime, metiniai tikslai, tam tikri veiklos planais, jie gali būti pasikeitę, nes jie greičiau atsinaujina negu strategija, ar ne? Tai, aš tai sakyčiau, čia yra toks sveika pasižiūrėti, čia kaip ir su sveikata. Sveika pasižiūrėti, kol nėra jau taip blogai, nes paskui gali reikėti kitokių įrankių. Chirurginių intervencijų. Ir kartais galvoti, manyti neužtenka, tai visgi pasimatuoti visada verta. Aš sakyčiau, jeigu yra tokia vidinė dvejonė, kad galbūt mes pokyčio atveju nebūtinai sukontroliuosim šitą situaciją, galima kilti, nes manau, kiekvienas versle esantis vadovas arba padaliniai tam tikrame dirbantis vadovas, jisai žino, kad kas gali atsitikti, ir padalinys iš esmės nefunkcionuos, ar ne? Tam tikriems pokyčiams įvykus. O čia kiekvieno vadovo tas darbas tikslas, tai manau, jeigu yra kirba tokia dvejonė vidinė, tai visgi gal geriau turėt planą B. Tai ką patartumėt įmonėm, kurios jau nusprendė, kad mums reikia kritinių pareigybių įsivertinimo ir pamainos, nuo ko patartumėt pradėti? Pasirinkti gerą partnerį, konsultantą. Ne, čia tikrai pradžia, aš manau, yra tokia. Negali visose srityse, man labai patiko, kai Aida pasakojo, nes aš irgi iki darbo Ambergrid, aš dirbau kitoje įmonių grupėje ir aš kelis metus mačiau pavyzdžius, kaip yra diegiamas pamainomo įrankis, kaip yra dirbama su vadovo pamaina, kaip yra su kritinėmis pareigybėmis dirbama ir dar jisai keitėsi ir taip toliau ir panašiai. Bet jeigu norim pasižiūrėti iš tos tokios labai profesionalios pusės, kiekvieno atveju, tai visgi mes turėtumėme kiekvieną tą įrankį adaptuoti prie organizacijos individualiai. Pagal tai, kur yra organizacija, ko jai reikia tą dieną, ar ne. Tai čia yra svarbus, manau, toksai momentas pasirenkant konsultantą, partnerį, kuris būtų lankstus ir padėtų surasti geriausią tą būdą. Tai čia pradžioje tokia, ar ne. Kitas dalykas, galbūt sakyčiau, ta tokia kantrybė ir vidinis nusiteikimas, ką mes prieš tai apie tai kalbėjom. Kad neužtenka vieną kartą padaryti ir jau čia dabar taip ir gyvensim. Susidėliosim ir taip jau ir tęsis viskas. Tai tokia kantrybė ir, sakyčiau, nuolatinis darbas, sugrįžimas prie to ir dar tas toksai, sakyčiau, psichologinis kontraktas, susitarimas visų, kad mums tai visiems yra svarbu. Nes jeigu tai bus kaip ir HR tema, arba čia dar vienas HR įrankis, vertės nebus niekam. Tai aš sakyčiau, kad reikia šiek tiek įdėti, kiekviena pusė turi įdėti savo tokį truputėlį darbo, savo pastangos, savo pokyčio tokiame gal mąstyme ir matyme, kad tas pokytis tikrai įvyktų. Ok, tai geras partneris ir kantrybė. Sakyčiau, kad taip. Aš linkėčiau tikrai nedvejoti ir įsidiegti šitą procesą, lygiai taip pat kaip kolegė. Partneris labai svarbu, taip, kaip sakyt, suprasti įrankį labai svarbu, bet vienam kartais to nepavyksta padaryti. Mes daug veiklų apimam, kaip HR atstovai, bet iš tikrųjų, kartais ir mums kai kuriuose vietose yra reikalingas palaikymas. Ir tas konsultantas, į kurį gali atsiremti, su kuriuo gali pasitarti,
įžvalgų kažkokių naujų pasidaryti, jisai tikrai svarbus, tikrai svarbus. Ir gal dar mano toksai patarimas būtų tom organizacijom, kad jeigu jau kartais kyla tas klausimas, o kas jeigu jie išeis, tai tiesiog nebijoti to klausimo, nebijoti garsiai kalbėti, užduoti. Tegul tas klausimas būna kaip paskata veikti. Darykit. Veikit, darykit, imkitės veiksmų. Blogiau tikrai nebus. Puikus palinkėjimas, man atrodo, iš tikrųjų labai aktualu yra kalbėt ir nebijot. Kalbėt tą nepatogią temą, kad kiekvienas žmogus iš tikrųjų yra organizacijos partneris ir jisai laisvas yra pasirinkti, kiek laiko su jie bus ir ką darysim, jeigu jisai pasirinks kitą karjeros kelią. Ok, dar norit kažko pasidalinti? Net nežinau. Aš labai mielai klausausi, kaip kolegė dalinasi, nes man labai įdomu, kaip čia pas mus bus, kaip čia vyks toliau, kaip einant metams šitas procesas keisis, nesikeis, kokius rezultatus jis mums duos. Tai man labai smagu dalyvauti šitoj laidoje ir girdėti patirtį. Aš gal dar šiek tiek irgi papildyčiau, kad yra įdomu ir yra įdomu tikrai matyti, kaip keičiasi visas tas pamainumo bendrai planavimas, kad pats įrankis jis tikrai yra pritaikomas, bet kaip jisai keičiasi, kaip keičiasi požiūris į šitą temą pačią pamainos, ar ne, kaip koks gali būti, kad tai gali būti visai kitas užėjimas, ar ne, kad tai gali būti per pareigybę, bet gali būti ir per kompetencijas. Ir aš manau, kad gerai paieškojus dar gali būti ir visai kitokio dar užėjimo, ar ne, ir pasižiūrėjimo, ko reikia kiekvienai organizacijai. Ir man tai labai patinka tas pradžios momentas, bet apie ką pasakojo Aida, nes čia, žinot, pradžioje visada tokia romantika. Aš čia taip juokauju, bet tas būna labai smagu, pasidarai ir tas toksai vidinis tikrai būna pasitenkinimas, kai tu naują tą atneši visiškai, ar ne, kas visiškai nedaryta, tai aš iš HR pusės labai taip pasitį jaučiu ir suprantu, nes tas tokį pasitenkinimą vidinį ir motyvaciją tikrai prisideda prie to. Taip, tikrai taip. Tik klausimas, kaip tas momentas, kai pradėsim vertinti rezultatus, kiek tos romantikos dar liks. Bet tikrai labai laukiu asmeniškai, labai noriu pažiūrėti, kaip veikia, kai atsitiks taip, kad kritinę poziciją paliks darbuotojas, kaip pavyks mums sklandžiai užtikrinti tą pamainą, jo pakeitimą, tai bus įdomu stebėti. Tai labai ačiū Jums už atvirumą ir už pasidalinimą savo patirtim ir savo nueitų keliu ir už drąsą kalbėti apie savo pavyzdžius ir tą nueitą kelią. O man šiaip kaip konsultantai, tai aišku, yra labai įdomu stebėti, kaip organizacijos nuo idėjos pereina prie pokyčio. Ir aišku, ačiū už pasitikėjimą, kad galiu prisidėti prie to pokyčio. Tai jeigu kas nors nori dar pasikalbėti apie pamainumo planavimą ir kritinės pareigybės, tai turbūt gali susisiekti su Aida ir su Žydrūne per LinkedIn. Arba rašykit man ir pasikalbėkim ir galbūt tas pokalbis taps kažkokiu konkrečiu planu. Tai ką, ačiū, kad klausėtės. Su manim buvo Žydrūnė Murauskaitė iš Ambergrit, Aida Jankauskienė iš Iremas ir iki kitų kartų. Ačiū. Ačiū labai. Iki.